Sveiki visi. Atėjo metas susitvarkyti plaukus ir suderinti vizitą kartu su sese. Tai pažiūrėkit, kaip atrodo kirpykla. Jauniausiai iš kirpėjų dabar šiandien dirba mūsų asistentė, tai Kasiulė Vilčakytė, Tinutė, paskutinė mažutės vardas yra Bulkutė, mes praminėm. Juzikėlis tik tai mokosi, jis dabar yra tik tai dar parankinis, o dar viena yra asistentė, tai šiandien netėjo, šiandien jai buvo per anksti keltis. Tai va, šiandien dar džius gaminiai, pažiūrėkit, kokius gražius pagaminau. Ir jau rytoj galėsiu degti, tai taip gavosi, kad atvažiavo seserija, štai, ir aš jai dažysiu plaukus rogeliam, pamatysit biškį, gal pafilmuosiu, darysim laivą tuo metu, kad galėtumėm per laivą visą dieną reklamuoti keramiką. Na, žinot, taip, darai kažką čia, dažai plaukus, jo, dar yra tokia saulėta keramika ir kalėdos, gal norit kažką nusipirkti, tai va. Tai reklamuosim dar kelią. Dabar mes darom laivą ir aš sesiai dažau plaukus, o paskui sesiai man pins plaukus. Bet dabar sakė, labai nori kavos, nes kodėl? Nes užmėgęs labai miego nori. Nes kelintą valandą kėlėtis? 6 valandą ryte su neįvalgys, nemiegoju su dienu. Nemiegoju visą dieną, ne? Tai va. Mes su Kasiulė irgi šiandien sunkiai atsikėlėm, labai sunkiai. Mūžtė dar dabar miega, jie buvo per anksti. Džiauriai per anksti mums buvo keltis. Taip, atskiriam sruogeles, taip, pim, pateplioju. Štai, yra supinta, dar nėra pusė galvos, bet žodžiu, jau kažkiek yra supinta sesė, šlapiais plaukais. Dar norėjau pasakyti, kad sesė pradėjo daryti vlogus, tokius iš kelionių, iš žygių, kam įdomus tokie ištvermės žygiai, tai galite surasti YouTube Bastūnai, arba jeigu nerandat, tai čia va, jinai pakomentuos, kad nors širdelę padėk po komentaruose Bastūnai ir galite jų profilį surasti. Labai ačiū. Jo, nes ką tik pradėjo, tai kam nesunku, užeikit, o mes toliau pinam. Tai ką jūs nežinot, o žinot, ko nežinot, jūs nežinot, kad yra supinta kiek kasyčių? 134. 134 ir nebaisiai vėlų, apie kažkiek valandų yra, tiksliai nieks nežino, nes netgi mes nežinom. Bet žodžiu, tai va taip gavosi. Tai aš žinau dabar kokią savaitę netrodys man čia labai gražiai, bet... Po 6:30. Sesiai va gavosi taip plaukai. Dar aš neturėjau geltonos spalvos, bet sesė nori, kad ta tokia biški daugiau salotinė būtų žalia, tai jinai dažysis geltonai, ne? Tai čia yra susrogavimas, bet beveik atrodo, kad nesusrogavimas. Atrodo, kad čia visi plaukai dažyti, bet iš tikrųjų tai tik tai va 5% plaukų dažyti. Plaukai išdžiūvė šiaip be džiovintuvo. Tiesiog išdžiūvė. Tiesiog be jokių kondicionierių, be nieko išdžiūvinau. Tai va, atsigavau, aš labai džiaugiuosi savo šukuosną, žiauriai 3000, dėkui tau. Ir tai va. Neužteks tiek. Pasižadėk kai ką. Ką? Pasižadėk. Pasakai ką? Pasižadėk padaryt makiažą man. Prie kameros. Aš makiažų nedarau. Aš jau baigiau šitą darbą. Nu tai gerai, tai susitiksim kitai maksimum. Nu Kasiulė, šalta? Šalta mažutė? Taip, mes žiūrėkit, daromės pramogas. Kokią savaitę nusprendėm lipdyt, dirbt 3000, daryt keramiką, o dabar šiandien bus pirmas degimas, gaminiai praktiškai beveik išdžiūvę, tai galvom reikia pasimėgauti ir jau dabar tikrai galim sau leisti už šitą 3000 pučių lipdymą pasimėgauti. Tai dabar varom prisileisti, žiūrim, koks vanduo partekės. Nes kiekvieną kartą bandant prisileisti vandenį, būna tas toksai biški murzinas parteka. Va. Nu, nesakyk, kad užšalta. Viskas gerai. Švarus. Tai va, prisileisim. Negalima, Kasiulė. Čia kažkaip prie to buvom prisegę. Tai va, biščiuko pripustė sniego per kraščiukus. Čia dar žinot, nieks nepadaryta. Pas mus yra sniego, o pas jis jaučių nėra. Nes sakė, kad daug kur nebuvo sniego, o mes vakar atsikėlėm. Ir sniego buvo. Mažutė, ką tu nori, neturi nei vieno žaislo, tai ką tau numes? Mažutė, palikus tus žaislus, visus išsimėtų. Nori, kad būtų numesta, tai kodėl tu neatsineši?
nu ne į tą pusę, nu tenai. Jūs nežinot, reikia kasiulę Vilčikytę pavedžioti, nes mažutė reikia visada išeiti pasivaikščioti, nes jie jau yra sena Saldapirskė ir kadangi yra biski sena Saldapirskė, tai visada reikia pavedžioti, kad sąnariai neuždžiūtų ir visiems reikia, ne tik tai Saldapirskė, reikia visiems pasivaikščioti. Tai dabar varom, išvežiosim kasiulę ir čia bandėm kubilą paskurt, bet nebus, nes nepavyko. Žinot dėl ko? Dėl to, kad pamiršom kraniuką užsukti ir išbėgo vanduo ir viskas ten užvirė, bet niekas nesprogo, bet viskas gerai, rytoj pasikursim, nes jau šiandien vėloka ir reikia palaukti, kol vanduo atsinaujins. Tai dabar žiūrėkit, ką aš noriu jums parodyti. Dar nededu į krosnį degimui, žiūrim, kiek galima. Dar nededu degimui į krosnį dėl to, kad neišdžiūsta. Žiūrėkit. Agi neišdžiūsta dėl to, kad dar biški yra drėgmės. Nežinau, ar matosi, bet dar, čia žodžiu, yra čiut drėgmės. Ir jeigu įdėsi tokį, gali būti, kad tu išimsi suskilusi. Tai grįžus dar galvoju, reikėtų vėlai vakare bandyti sudėti. Bet jūs nežinot, jūs visi klausia dabar, sakiau, pirkit putės, o dabar jūs pamirštat, kad mes ne tik putės gaminam, yra ir kitokių podelių, yra labai gražių. Dabar neparodysiu, nes yra anam kambarį jau išdžiūvę, tai bus va tokios lėkštutės labai gražios, išskirtinės, kurios yra skirtas Saldapirskiam, bet žodžiu, ant tų lėkštučių, va, dėsis tokie podeliai gražus, aišku, su tokiais augalais, ne su putėm. Tai jūs, vien tik tai dabar jau putės, nu tai, žinokit, ir ne pučių yra, kiti pučių nenori gauti dovanų kalėdom, tai jūs nepamirškit, kad yra visokių gaminių. Nu tai va, tai mes jau einam. Džiuvo gaminiai ir dabar jau tikriausiai, kad išdžiuvo, tai dar nušveitėm visus ten kraštelius, dugnelius, tai dabar laukiu Vaižgantas atneš, dėsiu, darysiu pirmą degimą ir vėliuos, kad ten niekas nenuskils. Praeitą kartą Vaižgantas padarė tokius kitokius šiek tiek dalykus, pavyko padaryti tokias kaip padatėlės ir aš jas patepiau kaulinu, tai be galo gražiai nusėjame podeliai, tai dabar mačiau dar naujų pridarė, biškiko didesnių, nes tie buvo per siauri ir vis geryn einasi, visiškas geryn, nes tokiais kiekiais, kokiais dabar gaminam keramiką, jaučiu sunkiai yra buvę, aišku, pernai prieš šventes gaminom, bet vis tiek tai buvo, kitaip, o šiais metais, aš jums tik tai galiu pasakyti labai 3000 arklinis ačiū už tai, kad putytis juda, visos jos juda į priekį, labai jums ačiū. Šaltis 3000, pažiūrėkit kokie podeliai. Čia toksai biski. Tokia plonesnė. Jūs sakat, nutampytas, bet tai žiūrėkit. Visus savaip gražius. Nutampytos biski daugiau yra dėl to, kad rinka padiktavo taip. Nes jūs visi, kai pirkot, tai iš karto norėjot tas, kuo daugiau ištampytas. Tokių mažiau nutampytų jūs nenorėjot. Ir paskui kažkaip jos stovėjo ir paskui vos su akcijom aš turėjau pardavinėti tuos, kur buvo biški mažesnės putės ir jos nebuvo nutampytos. Tai dėl to dabar kažkaip visa kolekcija tokia biški labiau patampyta. Tai net, sakau, net negalėjau kažkokių vlogų ar kažko daryti dėl to, kad buvo non-stop lipdymas, čia dar ne viskas yra, bet tiesiog pažiūrėkit, kokis čia yra nulipdytas. Ir čia yra padaryta taip, kad čia prisipilsit kokio nors gėrimo, čia aš taip įsivaizduoju girtų mergų podelis. Aišku, galėjo būti stiklinė, bet podelis kažkaip gal gerai. Žodžiu, čia prisipilsi visko, ir čia gersit, nes taip padariau, kad čia eitų, gerti. Ką aš žinau, toks užsakymas. Aš esu tik tai kūrėja, kuriu meną, o kad ten žmonės nori vienokio ar kitokio, tokių rankinėlių, aš esu visiškai nieko dėta šitais dalykais. Jūs tiek daug rašėt, kad taip reikia padaryti, tai aš tiesiog paėmiau ir padariau. Aš padariau ir tikiuosi atsiras, kas nupirk šitą meną, aišku, jeigu jis išgyvens. Bet žodžiu, čia, nežinau. Žodžiu, čia
Ai, ką aš. Pirmą degimą papasakoju, gal kas nors nežinot, nes nauja atėjot į šitą kanalą, tai šiaip ačiū jums, kas atėjot. Ir kada pirmą kartą gaminiai dega, vadinamas biskvitas, tai dega žemesnėje temperatūroje ir galima gaminius liesti, jie visi gali tarpusavyje liestis. Tai tame yra gana patogu, va taip viską sudėti 2 eilėm. Ką darot? Kas čia dabar? Vyksta vyno pilstymas. Jau tikriausiai vynas yra išrūgęs. Va, tokius padarė. Didesnius biški. Gražesnius. Tokie turėtų būti labai geri, nes labai aštrus, jau net įsidūriau kelis kartus. Bet va, pažiūrėkit, kokios lėkštutės. Aš ką turiu galvoje, čia žiūrėkit, visas yra padarytas be putyčių. Dar ten pridėjau. Nu va tokie. Tarkim, dabar neturiu, bet kažkur yra lėkštutė padaryta būtent šitam su kaštonais. Bet žiūrėkit, tokie tiesūs blyneliai, be jokių kraštų. Taip moderniai kitaip biski negu kiti. Aišku, čia puodelis ne nuo šitos lėkštutės, bet kad geriau įsivaizduotumėt. Ir va teifa. Ar ne 3000 tokia dovana? Nu, 3000, tik tai, kad sakau, čia yra kitokie augalai, nes kitoks puodelis, bet va, tarkim, šito puodelis, toksai puodelis ir tokia lėkštutė. Nu, matai, čia yra 3000. Nu, ta prasme, jis aišku, galutinio neįsivaizduojat, kaip bus, bet aš jau įsivaizduoju, darysiu molio spalvos. Nemaniau, kad šiais metais spėsiu padaryti, bet kai 3000 darai, tai kažkaip ir padarai, su Vaižgantu labai susijėmėm, tai pavarėm. Tai va, visą, užpildėm visą, tai dabar padarom degimą ir laukiam čia vakare, kad biški pikas praeitų, nes, žinot, jūs nežinot, jūs daugiausiai vis tiek žiūrit, mačiau iš Vilniaus, iš miestų didesnių, jūs nežinot, ką reiškia gyventi kaime. Kaime, kai tu važiuoji apsipirkti kartą į 2 savaitės ar kartą į mėnesį, taip rimtai, nu, bet jau mes taip varom apsipirkinėti labai retai, nes tas ir mums, nu, tokia biški kančia. Tai galvojam, va, ištaikysim progą, nes toks laisvas vakaras, nu, nieko čia per daug neprimastysi, o į parduotuvę jau žiūri, čyk. Tai mums iki parduotuvės reikia varyti į Tauragę, tai čia, nu, apie 38 km kažkur gaunasi. Ir va, Vaižgantas baigė vyną išpilstyti, jį tada reikės tenai kažkaip perpilstyti, kad tie burbuliukai pasišalintų, tada yra kažkoks specialus skaidrintojas, nu žodžiu, ten viską gal paskui parodysiu, reikia ten skaityti, žiūrėti, ką ten daryti, ir tada iš visur tempiam butelius, jūs nežinot, mes neturim jokių butelių su tais kamščiais, jokių. Ir galvojam, reikia gražių butelių, jeigu ten norėsim dovanoti, jos gal reikės dekoruoti kažkaip, žinot, gražiai, na, bet čia per laiką, ką čia šnekėsiu, važiuojam, tai yra jungiu ir važiuojam. Gera esu. Tai pamiršau pagrindinę mintį, dėl ko mes šiandien turim išvažiuoti apsipirkti vakare po piko, nes visada geriausiai varyti apie 7-8 valandą, tada nebūna daug žmonių parduotuvėse, o mes varom kaip didžiuliai prieglaudai apsipirkti. Daug, mums reikia visko, daug, mes imam dideliais kiekiais. Tai žodžiu, nes kada jau rytoj prasidės, rytoj reikės viską plauti, valyti, kai atvės jau po pietų gerai pečius, į vakarą gal ir pradėsiu glazuravimą. Nepavyks nuglazuruoti rytoj, tik tai pirminį tą sluoksnį. Ir jau viskas, kai nuo rytojus prasideda glazuravimas, tai 3000 iki naujų metų. Nu, ne iki naujų metų, bet jau bus degimas, pakavimas, reklamavimas ir žodžiu, nu gerai. Šaulin vienuolė nevalga mėsainių. Kodėl? Šaulinė vienuolė nevalga sūrainių. Kodėl? Nu, mažtai prigėrė jau vyno. Mažtai prigėrė vyno. A važiuosi? Ką? Važiuosi? Važiuojam, paimam Kosulį pleduką, biškį užsklot, nes jai sustriukė, sunkiau yra gyventi. Nu, klausykit, tas tamsta gurmanas. Pažiūrėkit. Ar tu čia biškį neapspangęs, katinukai, ką? Kitos dienos vakaras, 4:30 vakaro ir varom pažiūrėti, ar atvėso pečius. Po biškį pradarinėjau, kad nu, labai lėtai viskas būtų ir reikia varyti parsinešti laikiklius, nusiangubuoti, nu, Vaižgantas padarys. Ir žodžiu, jūs nežinot, kas buvo.
Izikėlis mažytis visas išsigandęs, parėjo, čia toksai kačiukas ateina, ir tas kačiukas labai mažytis kriaudžia, jis nežino, kad Izikėlis yra geras kačiukas, kad jis yra 100 metų, 3000 metų senumo jau yra, ir jam yra, ne kažką, jis mužikas išeina į lauką biskį, ir rytoj už vaiką ir mamytę, taip pat jie čia parvaro ir sprogusiam akim, kiek kartų jau teko vežti, žodžiu, gydyti, nes ten supjauna ir, žodžiu, jam pradeda viskas ten puliuoti baisu, tai terrorizuoja vaikus. Gerai, varom pažiūrėti. Maždai gerai, žiūrėk, Kasiulį apgynė, maždai apgynė viską. Jie irgi jau yra senjora, bet dar visus apgina katinukus. Temperatūra dar 191. Dar negaliu, jau noriu varyti glazūruoti, bet dar negaliu. Bet jau jaučiu, atidarysiu. Tegu vėsta, greičiau atvės, atidarytas, gal jau netrukinės. Nes būna, kad, žinot, didelis temperatūros skirtumas, atidarai ir tada tu. O ką dabar darysiu, va šitus visus noriu išsirinkti, jie visi ant viršaus jie. Va tokią grietinėlę pasidariau. Ir jinai tokia, čia taip galima sakyti, tiesiog baltas molis. Dabar va taip, po biškį tik tai ant tų adatėlių, va po tokį lašiuką uždedu. Labai nedaug. Ir man labai gerai pasiteisino aną kartą. Labai gražiai nusiėmė dugnai. Nes kai kurie keramikai iš vis neglazūruoja dugnų. Arba, pavyzdžiui, pasidarai tokią apsauginę juostelę ir ten nuvalai, kai gali žiest, žodžiu, yra visokių technologijų. Bet dabar ant šitų mes nedarėm. Taip. Žodžiu, tai dabar darysim ant adatėlių. Ir norim, kad dugnas būtų glazūruotis. Taip, tai pasirodo, kad su vynu čia nėra taip paprasta, čia greit neparagausi, čia dar yra keli etapai, kuriuos reikia praeiti. Tai vakar Vaižgantas nusiurbė tą vyną, ne jis nusiurbė, bet žodžiu per tą šlangutį išbėgo ir pasiliko ten tie visokie nešvarūs dalykai. Ir dabar kibire stovėjo per naktį ir reikia pašalinti angliarūgštę lygtai, jeigu taip ten rašo. Ir lengviausias būdas arba ten išplakti, arba iš aukštai, iš vieno indo į kitą indą pilstyti 15-20 kartų, va taip, kad išsišalintų tie visokie burbuliukai. Jo, tai čia prilaistysim nemažai turbūt, tai dabar taip ir bandysim. Neturim didesnių tarų, tai kažkaip. Wow. Biški užputojo. Ten rašo, kad galima kokios ąžuolo ten žievės įdėti, kad atrodytų lyg brandinta statinėje ir panašiai. Ten galima visokių prieskonių sugalvoti, sumaišyti. Ir apie pusę metų brandinti ir tik tada į butelius išpilstyti. Tai kaip mes kalėdom padarysim, mes nepadarysim kalėdom. Bet, bet kažkaip sumastysim. Kasiulė, užeikit. Kažkaip, kad galvojat, kas yra? Kas yra? Kodėl lojat taip? Kad jie neprigerk. Wow. Labai gražiai. Ką norėjot? Ką norėjot, sakykit. Neatsimenu, bet man atrodo someljė, mes nesame tie, žinot, nevaikštum į restoranus, bet žodžiu, someljė galimai. Įpilkit Kasiuliui vyno taurę. Štai labai reikalauja. Ir ką tai vieną. O Izikėlis išėjo. Tai Kasiuliui vieną taurelę paragauti ir ką tai. Kaip ne? Ai, tu katė abstinentė, nežinojau. Gerai, jūs nežinot, reikia paragauti vyną, kad jūs žinotumėt. Mes neturim vyno taurių, nes ir jūs negalite matyti, kaip atrodo, kokios spalvos yra čia vynas. Tai mes įsipylėm į saulėtos keramikos puodelius ir žodžiu. Kvapas tikrai yra geras ir spalva yra labai graži ir nėra tokio naminio vyno. Kasiuli, tu mažutė, tu dar nesi pilnametė, tu neragausi dar. Reikia būti pilnametį, kad ragauti, tau tik 13 metų. Mažutė, 13 metų tikrai neduosim ragauti. Vieną kartą mažutė yra alaus gerus, kai buvo 1 metai. Paskui pasiveikė va tokia. Tai va, tai ragaujam. Tada. Ir ką pasakysi apie vyną? Kad labai skanus vynas. Kad jisai yra pusiau toksai
Negaliu pasakyti, ar pusiau sausas, ar pusiau saldus, nes mes baisiai nesam šiti ragautojai ir labai stipriai neišmanom ir nesam gurmanai ir panašiai, bet šitas vynas yra, sakyčiau, skanus. Nežinau, kaip čia, tai kiek tu čiaudėsi čia, bet primena tikrai, atrodo, kad čia būtų grinai vynogės, jaučiasi šiek tiek kartumo ir tokio rūgštumo ir man čia, ta prasme, jau kaip vynas čia žiauriai geras. Ir laikui bėgant jisai tik tai gerės, o jau dabar yra labai geras. Eiktų savo. Žinot ką, kai jūsų bus 1000 ir po pusės metų šitas vynas bus jau labai gerai pagamintas ir išsibrandinęs, tai mes paskui padovanosim jaučiu jums. Dabar čia tokia mintis, kažkam padovanosim butelį šitą vyną. Ane? Jo. Žodis. Tai va. Plaut ir platus tada tas grindis. Pirmą kartą gyvenime plauni. Nu, dar vieną kartą yra buvę, bet jaučiu nesidaugiau plovės grindų. Šlapiai. Dabar bus vyno grindys tokios lipnios. Beveik viskas yra pabaigta. Vaižgantas dabar dar turi pabaiginėti šitus, bet čia labai šalta yra, tai jisai kambarį viską pabaiginės, darbo kambarį, tai liks dar jiestelis, širdelis, nu žodžiu, ten kiti dalykai, tai šiandien šitų gaminių nedegsiu. Ir dabar truputį reikia dar padžiovinti, kad įsigertų. Anie per naktį gėrėsi, šiti dar dabar turi įsigerti, išdžiūti gaminiai. Ir tada jau bus 3000 erliojimasis. Bet prieš tai varau pasišildyti, varom į kubilą jau yra pašilęs, tai biškiuką pamirkstam, atsigaunam, užsirengiu jau 3000 rūbų, nes jau kai čia ateisiu, tai noriu visą glazūravimą pabaigti, tai čia dabar tas pirminis sluoksnis, jis yra pats lengviausias, pats greičiausias, o paskui jūs jau žinot, prasideda kūryba, su kompresorium imu 2-3 glazūras ir jas kaitalioju, purškinėju, tepu, taškau, žodžiu, viską darau ant vieno gaminio ir tik tai tada dedu jau į degimą. Va, čia tokias mini dirbtuvės. Plovimo, tokios va visokios lėkštutės jau gimsta. Iš pradžių esame. Ir jūs nežinot, čia yra vynelis, dabar dar 4 dienas vynelis turi skaidrėti, yra supilti ten, nežinau tas ką, ir jo, žodžiu, skystis, kad nuskaidrėtų ir paskui jau bus išpilstomas ir brandinamas. Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Ajajaj, ojojojoj, hei, 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 nai, 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 nai.
Sako, kortas man išmesk, pasakyk man mano fėja, ką mylėti ir ko nekęst. Ta išbūrė ją ant pirštų, sako, popieriai prasti, bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali. Ai, 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 kaip tik kitaip ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj. Hei, 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 kaip žiūri, taip ir matai. Na, 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 o aš dainuoju paprastai. Ufonautai nusileido mano kiemo pakrašty. Jie visi tokie be veido ir be nuotaikos visi, bet jų tarpe buvo vienas, toks intelektualus. Ir tas vienas man pasakė, ko bijosi, tas ir bus. Ai, 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 kaip tik kitaip ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj. Hei, 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 kaip žiūri, taip ir matai. Na, 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 jau aš dainuoju paprastai. Mercedesai 3 sustojo, net gražu į juos žiūrėt. Ei mergaitė, kur tranzuoji, gal galėčiau pavežėt. Viename tylus maniakas, kitame kalbus kvailys. Nu va, dabar turiu padaryti tokią mini pertraukėlę, nes... Liavo išstepsi, nes... Oi, rėkimas. Nes nedžiūsta gaminiai ir nušvalau pirštai lediniai. Viskas jau tvinkčioja, turiu eiti apsišildyti iki karštą vandenį ir varsiu jaučiu vėl kubilą, nusimaudau ir varau ir dabar, va, šiuos palieku, čia jau yra apie 130 sluoksnių daryta visais būdais. Kodėl reikia 130 sluoksnių? Va todėl, kad mano menas taip atrodo gaminiai, kuriuos aš gaminu, kurie atrodo iš pražiūros belia kaip nutaškyti, o iš tikrųjų yra 3000 reikalų, kad tai padarytai. Bet čia supranta, kas supranta. Dabar kol kas tiek padaryti, šitie jau paruošti degimui. Va, toks mažas pečiukas, visai pašildė, jisai čia tą patalpą. 3000 yra dabar, jau viskas jungiau pečių, galvau, kad viską nusiglazūruosiu, bet nepavyko. Jau yra 3000 valandų, ne, nežinau, kiek valandų, pažiūrėk, kiek valandų yra. Yra, nu, be 8 minučių 6, tai užtenka, man atrodo, jau šiandien darbautis. Rytoj, kadangi čia bus vėjas pats pečius, tai iš karto čia visa patalpa bus labai šilta ir aš čia galėsiu susitvarkyti, nes jau pažiūrėkit, koks yra bardakas 3000 ir liks tik tai ten, žodžiu, bespalvę glazūrą padengti, dar kraštelius, ten tą, na, širdelę dar kokią, dar tokius ir jau nebedaug glazūravimo, tai tuo pačiu ir susitvarkysiu, tuo pačiu ir nusiglazūruot pabaigsiu, kol čia vėjas ir bus 3000, ne tai kai šiandien viskas varau mirkt į kubilą. Einu iš darbo namo, nelabai toli namo, bet žiūrėkit, šeimos įdėlį, Kasilė Vilčiakytė, Bulkutė, dabar o štai Juzikėlis, matau spintelę, tvarkosi kačiukas, koks tvarkingas kačiukas. Labas rytas, jūs nežinot, kas čia yra, Jūs sakysit, čia yra ant palangės vėmalas, jūs negalit patikėti, jūs nežinot, kas čia yra. Bet jūs sužinosite ir aš nekantrauju jums parodyti šitą projektėlį ir jūs visi čia būsit šiltai nustebę. O dabar einam pažiūrėti keramikos. 493 temperatūra, dar reikia pabūti. Biski pažiūrim. Matau, vlogas gavosi 3000 ilgio ir ko noriu jums paprašyti. Noriu paprašyti, kad paspaustumėt like, subscribe ir jeigu jums patinka mūsų video epizodai ir visokie dalykai gal kartais patinka, tai pasidalinkit su draugais, pakvieskit juos, kad čia yra tokie du žmonės, kurie, nu, iš vis mes esam kiek, 2 žmonės ir 3 gyvūnai, tai pakvieskit juos apsilankyti šitame puslapyje, tai būčiau labai dėkinga ir dar esu labai dėkinga visi, kas perkat, 3000 jums labai 3000 ačiū. Jeigu nieko nenorit labai daug prisidėti, tai jūs galite tiesiog komentaruose rašyti, kas ką parduodat, kas čia gali būti kaip pažinčių kažkoks portalas. Jeigu jūs komentaruose eitumėt su savo draugais pasirašinėti, būtų irgi labai gerai, tas būtų 3000.
O dabar ką matysite kitose epizoduose? Kitose epizoduose matysite, kaip pritvirtinu gėles, pasirūpinu gėlėmis, nes reikia tokius laikiklius pritvirtinti. Gaminsim kakavinių ledų receptą. O dieve, ta prasme, bus receptas, bus 3000 ledai, bus labai skanu. Išimsim keramiką, sukrausim naują keramiką. Ir žinot, kodėl aš dabar vėl nusprendžiau truputėlį vėl pasidalinti keramikos etapais. Jie visada dažnai būna panašus, bet ir skirtingi. O todėl, kad ateina naujų žmonių į šitą kanalą ir tada jie nežino, kas ta keramika, kaip čia jinai atsiranda. Dažnas net nežino, kad keramiką reikia degti. Čia nieko blogo yra, kad jūs nežinot. Jūs tiesiog nežinot, dabar sužinosit. Ir pamatysit visus etapus ir kartais noris parodyti tą, kol dabar yra daugiau apie keramiką viskas, tai daugiau apie keramiką. Kai prasideda statybų, tai bus daugiau statybų. Žodžiu, gyvenimas. Ir jau artėjam į tą 1000, į tą vadinamą šių metų tokį planą, kurį, tokį tiesiog planą užsibrėžėm, pavasarį pradėjom daryti epizodus ir kažkaip, per metus, iki naujų metų 1000 pasiekti būtų, ledas. Tai jeigu jį pavyks pasiekti, tai labai kviečiu komentaruose rašyti klausimus mums. Gal jums įdomu, ar mes turim vaikų, ar mūsų vaikai jau yra užaugę, ar mes negalim turėti vaikų, ar mes turėjom, ar buvom susituokę, ar esam susituokę, ar kokie mūsų vardai, kiek sveriam, koks ūgis ir taip toliau. Klausimus mums, kas mes tokie esam, kuo jūs daugiau klausimų mums užduosite, tuo mes daugiau atsakysim per epizodą, kuris bus toks atsakymas į visus klausimus, kai surinksim 1000 sekėjų, kas mes tokie esam. Ir dabar jums tikrai ačiū 3000 ir iki kitų kartų. Susitiksim Maksimai.